Sveiki gyvi. Tęsime ir pristatome įdomią temą, kuri šiandien gali tapti jums visai ir mokymo, ir pažinimo tolimesnė tema. Kaip elgtis ekstremaliose situacijose, kaip turėti ir lengvai susirasti priedangas, kas tai yra civilinė sauga. Su manim šiandien pašnekėsi yra Darius Jasiūnas, civilinės saugos ekspertas, specialistas, turintis patirtį ne tik tai iš knygučių, bet ir fiziškai realiai įgyvendinęs turbūt ne vieną projektą civilinės saugos. Dariau, labas. Labas. Žmonės klausia ir dažnai kalba apie praktinius dalykus, kurie yra, ką daryti, kai visiškai neseniai turėjom alertą, ar ne, daug sniego bus ir aišku, kad kažkur Lietuvoje buvo, kažkur ne. Telefonai išgąsdina tokiais pranešimais ir žmonės dažnai lieka nesupratę, o čia iš tikrųjų reikia kažką daryti. Ir pagrindinis turbūt dažnas naratyvas būna ir dažnas pasakymas, likite viduje ir niekur nevykite. Dariau, kaip yra, ar visais atvejais tai veikia, ar visais atvejais tai yra teisinga? Bendrai paėmus, namuose yra saugiausia. Niekas negali žinoti, kas mūsų laukia važiuojant kelyje, kai yra paskelbta pavojinga situacija. Jeigu prognozuojamas didelis snygis arba audra, namie yra visada saugiausia. Geriau tą pavojingą laikotarpį pralaukti ir tada tęsti kelionę, nei rizikuoti savo artimųjų gyvybėmis. Bet likti namuose tai likti atrodo paprasta, ar ne, pažįstama aplinka, ar reikia kažkokio papildomo pasiruošimo būtent namams, kai mes kalbam apie ekstremalios situacijos skelbimą ir suprantama, kai vyksta stichinė nelaimė, gamtinė, galimai tai gali būti labai trumpas laikas, bet gali būti ir kitokių situacijų. Ar yra kokios taisyklės, ką daryti namuose ir kaip tos namus pasiruošti, liekant viduje? Priklausomai nuo tos ekstremalios situacijos, kas vyksta už lango. Jeigu tai gamtinė stichija, tai reikėtų nusiteikti, kad mes negalėsime išeiti iš namų tam tikrą laiką. Tai reikia turėti tiesiog elementariai maisto atsargų. Jeigu vyksta prognozuojama audra, gali būti elektros tiekimo sutrikimas, natūralu, kad gali būti ir vandentiekio sutrikimai. Reikėtų pasirūpinti vandens atsargomis, prisileisti indus vandens ir būti ramiems. Jeigu tai susiję su radiacinė sauga, kažkokia branduolinė ar radiologinė avarija, tuomet reikėtų papildomų priemonių. Reikia izoliuoti savo būstą, kad tie taršalai nepatektų į mūsų būstą. Na, mes visą laiką taip liktai gyvenam realiam pasaulyje ir nuvertinam, bet iš tikrųjų Astravas gana arti yra Lietuvos ir prognozuoti mūsų neprognozuojamą kaimyną turbūt yra neįmanoma. Matom tą balionėlių krizę, kai esant palankiam vėjui užnešama į oro uosto erdves ir daroma trikdžiai. Aišku, kad gali nutikti ir mes nežinom, kas jų galvose, kad galbūt kokį nors radioaktyvų debesėlį. Kaip tuo atveju namai turėtų būti rengiami ir ar tai yra mirtinai pavojinga? Taip, tikimybė jinai egzistuoja, kad gali būti paskleistos kažkokios tai radioaktyvios medžiagos. Ir visas baisumas tame, kad mes negalime nei užuosti, nei pamatyti, nei kitaip užfiksuoti tos taršos. Visa laimė, kad palei Lietuvos sieną yra daug daviklių, kurie fiksuoja oro kokybę, tame tarpe ir radiacinės taršos situaciją ir gyventojai būtų laiku informuoti. Kaip elgtis, kai mes sužinome, kad yra toksai pavojus, artėja link mūsų, o čia nuo Baltarusijos tos elektrinės nėra taip toli iki mūsų, tai palankiam vėjui esant, tie taršalai gali mus gan greitai pasiekti. Aišku, nereikia panikuoti, vėlgi klausyti oficialią informaciją per LRT, radiją, televiziją, per pranešimus telefone ir ten būtų pasakyta pažingsniui, ką reikia daryti, ko nedaryti ir panašiai. Tai grįžtant į tą vietą, kai mums reikia pasiruošti savo būstą. Tai esant bet kokiai
taršai laukia, kad jinai nepatektų į mūsų būstą, reikia užsisandarinti, išjungti visus vėdinimo sistemas, kondicionierius, užsandarinti tuos vėdinimo kanalus, užsandarinti langus, duris, ne tik durų perimetrą, atkreipkite dėmesį, kad yra spina, per kurią gali būti skersvėjis ir traukti visokį taršalą. Tai va, tai tam atveju reikia turėti namie visada lipnios juostos, kuri mums gali pagelbėti. Užsisandarinam ir sukaupę maisto ir vandens atsargų galime ramiai pralaukti tą sudėtingą situaciją. Vėjas vis tik tai laukia pučia ir tas taršalus anksčiau ar vėliau nupus į šoną ir galėsime vėl gyventi įprastą gyvenimą. Na, iš tikrųjų, tai turbūt reikia nepanikuoti, reikia, kaip ir mini, ar ne, klausyti pirminio šaltinio, ne ką kaimynė girdėjo ar sakė, o įsijungti radio kanalą. Ar ne? Ir čia turbūt labai svarbu, kad visos žinios per ten pagrindinės ir ateis. Dauguma žmonių dar nuo pandemijos laikų turi kaukių, respiratorių, ar yra prasmė čia jas dėvėti viduje? Ir iš viso, koks poveikis galėtų būti tų kaukių ir respiratorių, ar šiandien jau jos nebereikalingos? Tai vat pandemija mus išmokė, supažindino su kaukėmis, jos efektyvios tiek, kiek mes teisingai jas naudojame. Praktika parodė, kad pandemijos metu mes tas kaukės dalis gyventojų dėvėjo neteisingai, tai yra labiau dėl kitų, nei dėl savęs. Matydavom, kad iškišta nosis, kad lengviau kvėpuoti, ar visai ant smakro užsmaukta ta kaukė, tai be abejo toks dėvėjimas mūsų neišgelbės. Tie respiratoriai, kurias mes dėvėjame, FFP2 ar FFP3 klasės, jie pilnai mus apsaugotų nuo radioaktyvių dulkių, nuo visų kitų teršalų. Tiesiog jos turi būti teisingai dėvimos, turi būti sandariai priglūdusios prie mūsų veido ir jos gan efektingai apsaugotų. Jeigu turime dujokaukę, tai dar efektyviau apsaugo, kadangi apsaugo ne tik tai kvėpavimo takus, bet ir akis, kas irgi yra svarbu. Jeigu žmogus iš tikrųjų šiandien neturi, ar jau reikia skubėti eiti ir pirkti kaukės ir respiratorius, ar vis dėlto galima turėti ir parankinių priemonių, kurios padėtų tuo momentu? Visada geriau panikuoti, ar jau iš karto dabar čia kažką užsipirkti daug ir neribotais kiekiais? Ne, panika tai yra blogiausias, kas gali būti dalykas, nes tada žmonės daro viską impulsyviai, kupini emocijų kažkokių tai, vėlgi tų kaimynių, kurios kažką girdėjo, kažką matė, o tai galbūt ne visada tiesa yra. Panikuoti nereikia, bet reikia ruoštis. Reikia ruoštis iš anksto, tai dabar įsigyti tas kaukės nėra problemų jokių, lyginant su pandemijos laikais, kai visko trūko. Reikės pasiruošti, tačiau gali taip nutikti, kad mus ta situacija ištiko galbūt ne namuose, o kitur. Svečiuojantis pas draugus, na ir jisai nepasiruošė tam atvejai. Ką daryti? Būnant viduje, jeigu mes užsisandarinam patalpas, tos kaukės dėvėjimas kaip ir neturi prasmės, bet jeigu mums reikėtų vis tik grįžti namo būtinai, kas nėra rekomenduojama judėti tokiam situacijom laukia, bet jeigu vis tik tai žūtbūt reikia mums grįžti, tada reikėtų pasigaminti improvizuotą tvarstį. Tam yra, aišku, reikėtų praktikuotis, kaip teisingai tą padaryti, bet esmė ta, kad panaudojant parankinės priemonės, tai yra daug sluoksnių audinio, gali tai būti tvarstis, merlė taip vadinama, daug sluoksnių, viduje sluoksnis vatos, ant veido standžiai pritvirtinam ir galim apsaugoti nuo tos radiacinės taršos. Ne tik nuo radiacijos, ir nuo dūmų. Tai iš tikrųjų parankinių priemonių galim turėti, reikia tik tai nepasimesti, reikia jas išnaudoti, viskas yra gana paprasta, bet sandarumas yra prieki visko, ar ne? Mes turėtume užsisandarinti patalpas ir tada jau viduje jaustis pakankamai komfortiškai. Lietuva tokia geografiniai
padėtį, kur mes turim išskirtinę, turbūt vieną tokią prabangą, turim 4 metų laikus. Ir dažnai čia nutinka visokie dalykai, kurie nėra labai aiškus. Pavyzdžiui, dykumoje yra sausra, nėra vandens, ar ne? Arba atvirkščiai, ten, kur labai šalta, tai pastoviai šalta. Pas mus tų pokyčių yra per visus metų laikus. Kokios Lietuvoje vis dėlto gamtinės grėsmės dar gali būti, dėl kurių reikėtų mums šiandien pakalbėti ir pergyventi? Kas tai galėtų būti per gamtiniai reiškiniai, kurie gali sukelti tokias stichinės nelaimės? Tai Lietuvoje dažniausiai galima tikėtis, tai ko? Gali būti didelė kaitra. Matom, keičiantis klimatui, tos karščio bangos jos karts nuo karto mūsų aplanko. Nors to sniego matome mažiau, bet vis tiek būna atšalimai ir tas didelis snygis, gali pūgos, gali būti užpustyti keliai, tas pasitaiko vis rečiau, bet tai gali nutikti. Potvyniai įvairūs, ypač tirpstant sniegui pavasarį, pajūrio gyventojai dažnai susiduria su tą situaciją, kad upės patvinsta, išeina iš savo vagų ir jie tada turi kažkaip tai imtis priemonių, kad apsisaugot nuo to pavojaus. Bet kadangi tai kartojasi ten dažnai, tai tiek tų regionų gyventojų jau yra pripratę ir jau tas priemonės žino, taiko ir nesiruošia iš tenais išsikelti į saugesnės vietas. O ar tu nemanai, kad dažnai nukenčiama ne nuo stichinių nelaimių, o nuo neteisingo elgesio? Pavyzdžiui, per kokį žaibavimą intensyvų stojimą po elektros stulpu ar panašiai. Ar čia yra tik stichinės, ar dar yra tiesiog paprastas elementarus nesilaikymas saugaus elgesio taisyklių? Dažniausiai tai lemia, tas nelaimės lemia žmogaus neteisingas elgesys. Stichija yra stichija, taip. Kartais mes negalim nieko prieš pastatyti, tarkim žemės drebėjimas, vulkano įsiveržimas, bet ačiū Dievui Lietuvoje tokių situacijų nenutinka. Bet kitais atvejais pavojus yra ir jeigu žmogus žino, kaip elgtis tokiu atveju, jisai gali, sakant, apsisaugoti nuo to pavojų. Tai kalbant apie žaibavimą, taip, tai yra, atrodo, įdomus reiškinys, tai yra elektros iškrova, kuri pridaro iš tiesų nemažai eibių, dėl to reikėtų imtis atsargumo priemonių. Jeigu mes esame gamtoje, tai aukštas medis pavienis tai nėra gera apsauga, nes elektros iškrova gali kirsti tą medį ir jisai gali užsidegti, gali virsti ir padaryti bėdų žmogui, kuris slepiasi, gali užmušti. Buvimas vandenyje žaibavimo metu taip pat yra labai pavojinga. Jeigu artėja perkūnija, geriausia išlipti iš vandens, jeigu mes ant plaukia, maudėmės, išlipti iš vandens ir pasitraukti galbūt į saugesnę vietą. Jeigu esame miške, tai geriausia yra sumažinti savo siluetą, išjungti mobiliosius telefonus, nes tai elektroninis įrenginys gali sąveikauti su ta elektros iškrova. Ir susigūžus pralaukti tą pavojingą laikotarpį, kai žaibuoja ir panašiai. Tai slėpimasis po medžiais, tai pavieniais yra pavojinga dar ir audros metu, ne tik žaibavimo. Geriau tokiais atvejais, kai stipri audra, eiti į mišką galbūt, kur yra daug medžių vienas šalia kito, į tankesnį mišką ir tenais tas vėjas, sakant, negalės pridaryti tiek žalos, kiek pavienė medžiai. Kokios techninės grėsmės tavo manymu yra didžiausios Lietuvoje? Kalbu apie tai, kad mes liktai su gamta galim susigyventi, labai teisingai pastebėjai, reikia netapti žaibolaidžiu, reikia mažinti siluetą ir nepritraukti to iškrovos į save nukreipimo. Vis dėlto techninės nelaimės arba tos žmogaus sukurtos veiklos irgi sukelia tam tikrą riziką, kartais net atrodo nepamatuota ir nepagalvota. Kas čia Lietuvoje galėtų būti pavojingiausia tavo manymu? Aš gal išskirčiau šioje vietoje elektros perdavimo linijas.
kartais jaunimas mėgsta save paveiksluoti, užsilipus kažkur tai, ten, kur kiti negali įlipti. Ar į aukštą pastatą užlipa, kartais pasitaiko, užlipa į elektros perdavimo linijos atramą, iš ten fotografuojasi, tai yra didelis pavojus jam pačiam nukentėti, kadangi kuo aukštesnė įtampa, tuo jinai pavojingesnė, nes net nereikia prisiliesti prie elektros laido, per atstumą gali užmušti žmogų. Todėl yra taisyklės, kuriuose yra nustatyta, koks yra saugus atstumas. Tas saugus atstumas gali būti iki kelių metrų. Tai jeigu mes priartėjame per arti, tai mums yra pavojus. Neretas atvejis yra, kai statybų metu arba ūkininkai jau apjūtės metu nepaiso tų pavojų susijusių su elektros perdavimo linijomis ir važiuoja arti tų linijų, pakėlė transporto priemonės kažkokius elementus, priartėja ir vyksta perdengimas ir elektros iškrova susprogdina ratus, apdegina įrangą. Yra atveju, kai ūkininkai už paskolą nusiperka prabangiausią kombainą, galvoja, čia investicija bus dešimtmečiams, bet jisai sudegė akimirką, kai nepaisė to pavojus, palindo po elektros liniją. Tai iš tikrųjų reikia laikytis taisyklių, kurios dažnai yra turbūt ir viešai matomos. Ir jeigu sako, nelipkite ant elektros tinklų kažkokiu bokštu, tai nelipti reiškia. Visi elektros perdavimo tinklo elementai, atramos yra paženklintos. Nupieštas žaibas, atsargiai elektros smūgio pavojus. Yra transmotorinės aptvertas tvora, kad nieks nepatektų. Yra vėl įspėjimai, žaibukai, nelip, bet atsiranda veikėjai, drąsuolių, kurie perlipa, ypač kurie nori pasipelnyti, kažką tenas iškrapštyti, išpilti, kad praloptų, bet paskui energetikai juos ten ir randa. Sudegusios. Nuo energetikos perkim prie chemijos pramonės. Lietuvoje vis dėlto, kai žiūri tą iš ekonomikos vystimosi perspektyvos, gana turim nemažai chemijos produkciją gaminančių gamyklų ir turbūt tai yra natūralu, nes ir žemės ūkis naudoja trąšas ir akivaizdžiai mes visi pilomės kurą į automobilius ir vis dar važinėjom su tuo vadinamu iškastiniu perdirbtų kuru. Kaip su cheminė tarša? Ar tu manai, kad Lietuvoje yra tas ženklus pavojus, o gal vis dėlto mes taip saugiai gyvenam, kad net nėra ir kad Jonavos istorija nebepasikartojanti jau seniai? Rizikos laipsnis priklauso nuo mūsų sąmoningumo. Kalbant apie tuos specialistus, kuriems pavesta prižiūrėti tuos objektus. Jie deda didelės pastangas, kad tai būtų saugu, kad neįvyktų įvykiai, bet istorija rodo tai, kad kartais taip nutinka. Susieina keletą aplinkybių ir nutinka tos avarijos. Ir kaip minėjai, Jonavos, Azoto tuo metu, dar sovietmetį ta situacija buvo. Įvyko tos avarijos ir jos gali įvykti. Gali jos įvykti dėl kažkokių taip technologinių pažeidimų, bet gali būti tos avarijos ir dėl priešo kažkokios tai įtakos. Tai diversinė veikla. Diversinė veikla, taip. Tai ne tik tai turime gamyklas Kėdainiuose ir Jonavoje, bet turime didelės kuro saugyklas, jos yra visoje Lietuvoje. Ir yra paskaičiuota, koks tai gali būti poveikis tų objektų. Jeigu prie tų didžiųjų gamyklų tas pavojingas spindulys, galimos avarijos spindulys gali pasiekti gyventojus ten gan didelis, tai prie tų kuro saugyklų jisai šiek tiek mažesnis. Bet kokiai avarinė situacija nutikus, tų objektų valdytojai, personalas įpareigotas yra įspėti gyventojus apie susidariusią situaciją. Ir jeigu nutiktų prie tų chemijos gamyklų kažkokios tai avarijos, tai gyventojai būtų informuoti apie tai iš anksto.
Keletą sąvokų tokių pasiaiškinkim ir gal žmonėms iš tikrųjų būtų įdomu avarija ir nelaimė. Ar čia tas pats, ar mes turim skirtingo lygio ir gal yra kažkokie tai lygiai sugraduoti, kurie įspėjimui žmonėms sakomi, kad yra čia įvykusi kažkokia tai nelaimė. Tai jinai lokali turbūt, avarija gali turbūt plačiau paliesti, nežinau, kaip pas jūs civiliniai saugoje ir yra tam tikrų gradacijų, kada jau atkreipdėmėsi reikia ir ar tie žodžiai yra tas pats, ar reiškia šiek tiek skirtingus dalykus? Dažniausiai gyventojams yra pranešama ne apie tos nelaimės lygį, nes jisai priklauso nuo pasiekmių, kiek jisai užtrunka. Tai yra tam tikros metodikos, kad įvykis įvykęs, kuris tęsiasi ilgai arba turi didelį poveikį gyventojams, tai jisai turi vieną pavadinimą, tarkim avarija arba ekstremalus įvykis, pasiekęs tam tikrą lygmenį, jisai tampa ekstremalia situacija. Gyventojai bus tiesiog apie įvykį informuojami, kad tai yra tas įvyko, jums kyla pavojus, jums reikia kažkaip tai reaguoti. Tai gyventojams turbūt nereikėtų gilintis, koks čia yra lygmuo, nes jiems viskas bus pasakyta, ką reikia daryti. Tai iš tikrųjų tu labai viską gerai apibendrinai, bet pasakyk dar pačioje pabaigoje mūsų pašnekėse. Ta viena auksinė taisyklė paprastam žmogui ir pakalbėkime apie seniorus, pakalbėkime apie vaikus. Kaip elgtis ekstremalios situacijos metu? Kokia viena ta auksinė taisyklė gali iš tikrųjų padėti žmogui labai greit susiorientuoti ir nebandyti žinoti tų 10 auksinių taisyklių? Kas ta viena taisyklė, kuri galėtų tuo momentu suteikti ramybę, išgelbėti ir nesupanikuoti? Tai galbūt kelios taisyklės. Tai yra turėti maisto atsargų, kitaip sakant, turėti tiek atsargų, kad galėtume izoliuotai namie pragyventi išėję iš namų bent 3 paras. Kita taisyklė - turėti ryšio priemonės, tai yra televizija arba radija ir klausyti oficialią informaciją, kur ten bus pasakyta, kas įvyko ir kaip elgtis. Tai mes išvengsime klaidų, nepasileisime į paniką ir mums tai padės išgyventi. Ačiū Dariau už labai aiškiai ir taip praktiškai pademonstruotą ir papasakotą tą pirminį supratimą, ką reikėtų daryti žmonėms, kurie šiandien turi šitos klausimus. Ir labai nuoširdžiai dėkoju, kad tą sugebi padaryti labai aiškiai ir paprastai. O jūs visus kviečiu žiūrėti dar sekančias mūsų laidas ir sekančiose laidose kalbėsime būtent apie jau paminėtą 72 valandų išgyvenimą, apie tai, kaip svarbu žmogui vanduo, apie tai, ką mes turėtume jau šiandien pasiruošę būti. Taigi, iki kitų tinklalaidžių. Ačiū labai, Dariau.